Taigi, sveiki, su jumis yra vėlai. Welcome. Taigi, šiandien pakursiu anglinko prašytą efekto pamoką, tipo, kad iš jo rankų eitų žaibas. Tai gerai, pradedam. Atsidarom naują langą. Tada spaudžiame šį gradient tool mygtuką ir nuo šito kampo viršutinio spaudžiame shift ir vedame iki pačios apačios. Ir turėtume gauti tokį dalyką. Taigi toliau einam į filter, render ir difference clouds. Ir jau gauname tokį kaip ir nesąmonę. Čia kur juoda bus žaibas. Taigi toliau spaudžiame Ctrl ir I ir jau maždaug matome žaibą. Toliau spaudžiame Ctrl ir L ir atsidaro tokia lentelė. Šitoje pusėje įvedame 200, per vidurį 0, 10 ir kitoje pusėje paliekam 225. Šiaip galima irgi pasireguliuoti kaip gražiau, bet 200, manau, bus įvalės. 210. Tai va ne. Ir štai maždaug yra renderis. Nerenderis žaibas. Toliau einame į Images, Adjustment, Hue, Saturation. Spaudžiame Colorize ir tiesiog nusispalvinam jūsų žaibą, kokią norite spalva. Darysiu, kad būtų iški toks balts. Gerai, taip. Tada įsikeliame tokią, pavyzdžiui, nuotrauką. Rankos. Tada tiesiog pasiėmame įsikerpame žaibuką ir jį pasikoreguojame, kad atrodo biškai tikroviškiau. Aišku, nuotrauka per maža, bet manau sueis. Tai tada ant layerio mūsų žaibo spaudžiame blending option ir screen. Na ir štai turime tavo žaibuką. Taigi tai taipogi gali nusikopijuoti layerį, free transform ir priversti ant kitą pirštą. Na ir štai gavome tavo žaibą. Tai jeigu tau į ką nors padėjo, tai negailėk plus rep. Pamoka kurta Graphiui. Užsukite ir jūs graphy.lt.